Kopiam į kalną maisto. Dabar priėjom čia kažkokį miestelį, Kaliniais, aišku. Ir Ispanijoje, taigi siesta. Ir ten, kur mes nusprendėm apsistoti, tai nieko nėra. Jokio maisto, nieko, nei kur nusipirkti. Tai dabar reikia nueiti maisto. Bet supermarketai nedirba ir dabar radom kažkokį restoranėlį, bet reikia kopti kalną. Romantiškiausiai čia kėdutės paruoštos dviem prisėsti. Bet tie du tai pasirinko ant žemelės pagulėti. Ir aš tai juos suprantu visai. Atvykom. Casa de Alicia. Ir šiandien saulėlydį tai for sure matysim. Šit kaip. Lapukas. Private dušiukas. Ir 2 lovytės. Galvojau aš, kad eisim palei vandenyną. Tai kiekvieną vakarą galėsiu mėgautis ir prisižiūrėti jų sočiai, kiek lenda tų saulėlydžių nuostabiausių. Ir dar šiandien apsistojom vietoj visiškai ant vandenyno kranto, kur galiu sėdėti sau, gerti arbatėlę, sausainiais ir stebėti, kaip saulė leidžiasi. Ir dabar žiūriu ir nieko nematau. Bet vis tiek čiagi gera. Žolytė, nuogos kojytės ir platus horizontas, kas man irgi labai patinka. Ir šiaip šiandien nuėjom kuklius 17 kilometrų. Bet aprišeitinu aš vis tiek šitą vietą labai, nes turėjom prabangą padaryti skalbimą ir pailsėti.